Viešpats valdovas apsisiautęs didybę, apsisiautęs viešpats didybę galia susijuosęs. Tikrai tikėti verti tavo žodžiai, šventa turi būti kiekvienam viešpatie tavo buveinė per visus amžius. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Jis savo jėga žemę padarė tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins. Stiprus tavo sostas nuo amžių, tu amžių amžiais gyvuoji. Dievas skelbia ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams ir visiems, kurie nuoširdžiai į jį gręžias. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Kągi, brangieji, pirmiausia, tai nuoširdžiai kiekvieną iš jūsų sveikinu, sulaukiu šiandienos iškilmės. Šiandien bažnyčia baigia liturginius bažnytinius metus. 34 eilinės savaitės sekmadienis, Kristus karalius, visatos valdovas. Taigi didelė šventė, didelė iškilmė, kuri reziumuoja mūsų tikėjimo viršūnę Kristų karalių. Ir šiandien, brangiai, taipogi sutampanti diena yra, gana retai tai būna, kad lapkričio 22 Šventa Cecilija sutaptų su sekmadieniu. Taigi nuoširdžiai sveikinam ir mūsų choristus, maestro, kadangi, kaip žinom, Šventa Cecilija yra visų giedančių choristų vargonininkų globėja. Kitais metais švęsim 20-metį mūsų choro, todėl ruošiamės irgi šiek tiek paminėti, išleisdami, gal jei Dievas laimins ir bukletėlį, gal kompaktinį diską išleisim, todėl jau po truputį ruošiamės, vieną kitą nuotrauką gal padarysim, po šventųjų mišių choristus kviečiu nepabėgti, nusifotografuosim kartu, vis tiek turi vykti atminimas. Mes išeisim, ateis kita karta, bet, kaip sakoma, žmogus gyvas, tiek, kiek gyvas jo atminimas ir tiek tų atminimų yra rūpinamasi. O šiandien, brangieji, šioj tikrai dideliai ir gražioj šventėj esam paprašyti taipogi prisiminti ir amžinos atminties Aldoną pirmose jos mirties metinėse, pusmetis mirties Zenonui, 9-osios metinės Jonui ir 1-osios mirties metinės Leonorai. Ir taipogi prašom sveikatos Laimai, Antanui ir sergančiai sunkiai Daliai. Taigi visokių irgi rūpestėlių, brangiai, vieni sergam, kiti išsigydom, treti ateinam į šį pasaulį, ketvirti iškeliaujam, va taip ir sukas tas gyvenimas. Kaip ir liturginiai metai. Atrodo, va, tik pradedi Adventą, o štai jau ir paskutinis bažnytinių liturginių metų sekmadienis. Taigi, atsiprašykim, brangiai, Dievą už visas savo klaidas, nuodėmes, ypatingai tų bėgančių metų tekmei ir nuoširdžiai prašykim Kristų karalių, visatos valdovą, nuodėmių atleidimo. Siųstas gydyti nuodėmę sužeistų širdžių, Viešpatie pasigailėk. Atėję šaukti atgailą nusidėjėlių, Kristau pasigailėk. Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie pasigailėk. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir leidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventų mišių aukoje. Ir dabar kartu, brangieji, baigdami liturginius bažnytinius metus, sugiedokim Dievui skirtą garbės himną. Garbė Dievui aukštybiuose, o
tu savo mylimajame sūnuje, visatos valdoje, padarei visą suvieninti kaip galvoje. Padarai, kad visa kūrinija iš kito vertijos išvaduota, didžia dvasiškai tau tarnautų ir be pagarbos tave šlovintų. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas vienas su tavimi šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pilotas klausė Jėzų, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau sako? Pilotas tarė, aš žydas. Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave skundė, sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet Pilotas įklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso ir mano balso. Girdėjome viešpaties žodį. Amžinai kunigą ir visatos valdovą patepei garbės ir džiaugsmo aliejumi, kad iš žmoniją nuostabiai atpirktų, save aukodamas ant kryžiaus, kaip tyrą sutaikinimo auką. Ir kad į savo valdžią paėmęs visą kūriniją, tavo didybėje atiduotų amžiną visuotinę karalystę, tautos ir gyvybės karalystę, šventumo ir malonės karalystę, teisingumo, meilės ir taikos karalystę. Todėl mes su angelais, arkangelais ir su visa dangaus dvasių bendruomenė niekuomet nepaliausime tave garbinę giesmę. Yeah.
valdove, garbiname per tavo sūnų Jėzų Kristų ateinantį tavo vardu. Jis yra žmoniją gelbintis žodis, nusidėlėms ištiestos rankos ir tavo ramybę mus vedantis gyvenimo kelias. Dieve visų mūsų tėve, kai per nuodėmę nuo tavęs atsitraukėme, savo sūnaus mirtimi susigrąžinai mus, kad būtume vėl prie tavęs ir mylėtume vienas kitą. Todėl tavo sūnaus Jėzaus Kristaus paliepimu švęsdami jo paliktą susitaikinimo auką, maldaujame tave, šventosios dvasios galia pašventinti šias apnašas. Kai mus gelbėdamas turėjo atiduoti savo gyvybę, Jėzus per vakarienę paėmė rankas duoną, tau dėkodamas ją laimino, laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip aną vakarą jis paėmė taurę, šlovindamas tavo gailestingumą, davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs atėjimo. Viešpatie mūsų Dieve, tavo sūnus mums paliko didžios savo meilės laidą. Todėl mes minėdami jo mirtį prisikėlimą, tau atiduodame tai, ką tu mums davei tobulą susitaikinimo auką. Meldžiame tave, Tėve šventasis, kad mūsų savo sūnumi meiliai priimtum, suteiktum mums šiame pokylyje šventąją dvasią, kuri gaivina viską skiria. Tavo dvasia testiprina mūsų vienybę su popiežiumi Pranciškumi, arkivyskupu Gintaru, vyskupais Arūnu Audriu, su visais ganytojais ir visa tavąja tauta. Padaryk, meldžiame savo bažnyčią, vienybės ženklų ir taikos įrankių visai žmonijai. Kaip čia surenki mus prie savo sūnaus altoriaus, vieni su palaiminta Dievo gimdyta mergelė Marija, su palaimintais šventaisiais, su šventaja Cecilija, taip suburk visų luomų tautų, giminių kalbų žmonės, jiems žinos vienybės puotą naujajame pasaulyje, kur spindės tobula santarvė, to prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Per jį su juo ir jame tau visa gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. O toliau, brangieji, padėkokim Dievui už šios bažnytinius liturginius metus, kągi iki Kalėdų irgi lieka tik tai mėnesiukas, kaip sakoma, 4 adventinės savaitės. Ir nuoširdžiai sukalbėkim Tėve mūsų maldą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogo, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti, neramumo apsaugoti, palaimingai ir lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik žadėtą ramybę ir vienybę, nes tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visur ir visada telydi jus. O dabar, brangiai, kaip įprasta, palinkėkime vieni kitiems ramybės.
yra pasaulio nuodėmė. Laimingi mes, kurie esame pakviesti iš jo paminėjimo. Viešpatie, nesidaro, kad ateitų mano širdį, bet ir tą žodį ir mano sielas. Dievas viešpataus kaip valdovas per amžius, savo tautą jis laimins ir teiks jai ramybę.